Volit medžioklės prekių parduotuvėje rasite garsiausių gamintojų ginklus. Optikas, termovizorius, šovinius. Ir kitus ginklų priedus sėkmingai jūsų medžiokliai. Volit viskas vienoje vietoje. Ieškote naujo termovizoriaus? Optikspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Sveiki Tauro Rago laidos žiūrovai. Šioje laidoje mūsų bandymas medžioti pilkąsias varnas ir kovus. Tiksliau labiau orientavomės į pilkųjų varnų medžioklę. Nuo Liepos 1 dienos iki sekančių metų vasario 28-osios, o keliamaisiais metais iki 29 dienos leidžiama medžioti pilkąsias varnas ir kovus. Tikrai ši medžioklė pagal sumedžiojimo rezultatus nėra populiari Lietuvoje tarp Lietuvos medžiotojų, nes mes turime nuo kelių iki keliasdešimt individų sumedžiojimo kiekvienais metais. Bent jau tą rodo praeitų užpraeitų metų medžioklės statistika. Pilkoji varna – sumanus ir gudrus paukštis. Dažnai mes painiojame buityje šios paukščius ir visus vadiname varnomis. Iš dalies tai yra tiesa, nes tiek kovas, tiek pilkoji varna priklauso varninių rūšiai ir žvirblinių šeimai. Tik tiek, kad kovai mums labai galbūt yra įsimintini tie paukščiai, kurie peri kolonijomis, kelia triukšmą, įsikūrė senųjų parkų, aukštesniuose medžiuose ir trikdantis mūsų rimtį. Pilkoji varna peri atskirai. Žiemos metu tie paukščiai laikosi mišriuose būriuose ir mes viename medyje galime pamatyti sutūpusią tiek pilkąją varną, tiek kovus, tiek kuosas. Pilkoji varna sumanus ir atsargus paukštis. Tikrai netinka tas pasakymas, kad ko žioplinėja kaip varna. Deja, varna lyg ir žioplinėja, bet jinai puikiai viską mato ir stebi ir tikrai mūsų bandymai sumedžioti šios paukščius ne visada buvo sėkmingi. Vienas bandymas nepavyko, todėl kad mes įsikūrėme pakankamai atviroje vietoje ir nesiėmėm priemonių, kad būtume kuo labiau apsaugoti nuo išorės matymų. Tai reiškia, ką mes matome ant žemės, iš paukščio skrydžio paukštis mato kitaip. Ir mums tą dieną nepavyko sulaukti laukiamoj vietoj šitų paukščių. Pilkoji varna dažnas posakių, anekdotų, pasakų, motyvų paukštis. Noriu pasakyti vieną anekdotą myliem Tauro Rago laidos žiūrovam. Apie medžiotoją ir varną. Išeina medžiotojas į mišką, nutupia varną ir sako, šiandieną tu nieko nesumedžiosi. Varna pakartoja, šiandieną tu nieko nesumedžiosi. Ir dar kartą pakartoja, šiandieną tu nieko nesumedžiosi. Taip ir įvyko. Medžiotojas tą dieną nieko nesumedžiojo. Sekančią dieną medžiotojas išeina į medžioklę. Vėl atskrenda ir nutupia varną. Ir vėl kartoja, šiandieną tu nieko nesumedžiosi. Jau medžiotojas pasipiktinęs ir sako, o kas tu tokia būsi, kad viską žinai? O ką sako, ar sunku žinoti, jeigu ant tavo peties nutupia kvaila varna ir šūkoja, argi gali tą dieną ką nors sumedžioti? Vaizdu. Dabar kiek man reikia matomumą. Aš turiu pasitikrinti, kaip aš matysiu. Kaip ir manau užtenka. Nes paskui šakų karpimas bus nepageidaujamas dalykas. Būtų, paimkime. Man skylės galbūt reikės, arba... Tai dabar mes turėtume matyti per apačią, arba jeigu bus reikalinga, galim pasileisti žemyn ir pasidaryti vairo skylė. Man reikės užšauti.
Tai va čia ta vieta, kur aš esu, man jinai turėtų būti biški pakelta. Ir ten yra šakučių. Šitą vietą, ne? Pabandyk va ant šitų šakučių tą vietelę biški pakelti. Įsirengėm kitą vietą, nes praeitą kartą, kada su operatorium Hubertu pasiruošėm patykoti pilkųjų varnų, nepavyko, bet vieną iš klaidų išsiaiškinom šiandien, nes prie tos vietos, kur laukiam atviroj vietoj, buvom pastatę vaizdo kamerą filmavimai. Atrodo ir pažemiui, ir dabar šiandieną irgi įsirengėm jau kitoj vietoj po eglių laje slėptuve. Taip apačią pasiklojom šiek tiek eglės šakų, kad turėtumėm tokį ne tik kad minkštesnį pagrindą, bet ir oro tarpą tarp žemės. Temperatūra minusinė, tai kad neperšalt ir nesusirgt. Pasiklojom eglės šakų. Ant viršaus jau patiesėm neperšlampamą audinį, tik tai pėdakais truputį čeža, bet gal netriukšmausim. Ir pastatę vaizdo kamerą pasitraukėm per kelių šimtų metrų atstumą. Ir žiūrėjom, kokia bus reakcija, tai pastebėjom, kad tie paukščiai yra sutūpę aplink tą vietą, kur mes jų laukiam, bet niekas ant žemės netupė ir iš toli stebi. Tada supratom, kad palikti tą vaizdo kamerą yra klaida. Dabar pasiruošėm jau atsakingiau, atviroj vietoj nieko nėra palikta, viskas uždara, žiūrėsim, suveiks, nesuveiks. Ir šiandien, kadangi turim tikslą ne tik pilkasias varnas, bet ir rudasias lapes medžiot, tai, taip sakant, dviguba medžioklės kontrolė. Turiu pasiėmęs pelės garsą imituojančią vilioklį ir sužeisto zuikio riksmą. Dabar nežinau, nesu to bandęs, ar paukščiams tas turi kažkokią įtaką ar ne. O galbūt irgi juos priviliotų ir pritrauktų tas garsas. Tai pabandysim pavilioti, nes tikėtina čia tokia vieta parinkta yra, kad gerai matom taikymo lauką. Yra vieta žemėjanti ir turim melioracijos griovį. Šiek tiek apžėlusi krūmais, tai labai patogi vieta ir gyvūnams. To pagrįvį ir sėlinti ir išeiti, tai biški luktarsim, pabandysim su vienu ir su kitu viliokliu ūbauti. Kas yra svarbu, jeigu mes įsirengiam slėptuvę, tai toje dar slėptuvėje, kaip užimam pozicijas, tai reikia neužmiršti, kad tų pozicijų keitimas gali sukelti pašalinius triukšmus, gali atkreipti dėmesį laukiamų gyvūnų. Tai, tarkim, mes užimam dabar gulimo poziciją, tai kada jau įsitaisom, turim gerai apsižiūrėti, ar mums tai yra patogu ir kažkokie tai pašaliniai daiktai, striukių, kelnių kišenės ir dar kažkur mums nemaišys. Tiksliau per neilgą laiką nepradės spausti ir trukdyti komfortiškai tykoti. Tai visą laiką reikia apsižiūrėti ir pasitikrinti, ar nėra tiek mūsų kišenėse, tiek ekipuoti triukšmą keliančių daiktų. Kaip pavyzdys, galbūt barškantis raktai, gal kažkas, tai sakysim, palaida kuprinėje ir taip toliau. Tai šitie namų darbai turi padaryti, tai būti pakankamai atsakingai. Ruošdamasi šito medžioklėm stebėjau pilkasias varnas, aišku, jos neatsietos ir nuo kovų ir nuo kranklių. Tai atsargus paukščiai, bet tas gyvenamasis, bent jau kiek matau vietas, vis tiek jie renkasi arčiau žmonių. Tai aišku, tai yra susiję su maisto paieška ir radimu. Įvairiom, sakysim, mūsų maisto atliekomis šalinam, kas leidžia matyti lengviau joms susirasti maisto. Čia vienas yra kiškio imituojantis garsą. Stresinį ar sužeistą, kai sakom, o čia yra pelės garsą imituojantis. Cypčiajimą, tai pabandysim. Aš dėl lapė viliojimo pasakysiu, kad nuo to metu, kai lapė matai kažkur tolumoj, tarkim, kelių šimtų metrų atstumu ir imituoji, ką bandęs medžioti su šito garsu pelės imituojančiu, tai atrodo lapė užsiėmusi nekirti, bet iš tikrųjų jinai jau tą vietą, kur girdėjo tą garsą, užsifiksuoja.
Ir paskui po kurio laiko pradeda judėti link to garso. Tai turbūt labai įkyriai ir labai dažnai nereikėtų su šituo viliokliu viliotis. Tiesiog jeigu mes matom lapę, tai beveik būkim tikri, kad jinai tą vietą jau yra iškirtusi. Jeigu vėjas palankus ir po to ateis ir pasitikrins. Va taip imituojamas kiškio garsas. Dabar turim vieną šalutinį veiksnį kažkur. Čia netoli yra žuvininkystės tvenkinių teritorija ir ten matomai dujinės patrankos garsų baidami paukščiai. Tai nežinau, kiek tas garsas gali veikti mūsų laukiamų pilkųjų varnų. Lapė nesureagavo, bet vieną paukštį pamačiau. Ko neturim, bet turbūt verta būtų įsikėti pilkosios varnos muliažų, nes keli paukščiai tupi, tai kiti jau supranta, kad šitoj vietoje yra saugu. Ir mes turbūt patys pastebim, kad, sakysim, ten jie maitinasi ar tupi ne po vieną paukštį, o grupėmis. Tai jeigu kažkas jau nutupi ir šitą vietą yra ištyrinėjęs, tai ir kiti paukščiai drąsiai tupi. Darau prielaidą, kad jeigu lapės reaguoja į tą kiškio stresinį garsą, tai turėtų gal ir plėšrūs paukščiai reaguoti visaėdžiai. Nes dabar šarkos tai tarška kažkur medžiuose. Va, girdim ir varnas. Reikia pirštinę susimauti, ne dėl to, kad kažkaip saulutė pašvietė lyg ir nešalta, bet dėl maskavimuose. Tai tie paukščiai labiau kažkaip aktyvus būna ryto pusėje. Jeigu kalbėt apie pilkąsias varnas, tai kažkaip jos rytais dažniausiai sutupia į medžius, matai, ryte tupinčius medžius. Ir kaip sako, jeigu aukštai tupi, tai šals oras, o paskui būriuojasi ir ieško maisto. Bet taip kaip ir aktyvesnė būna pirma dienos pusė. O žinai, kiek pilkoji varna sveria? Tai apie pusę kilogramų, apie 500 gramų. Tai tiek. Jo, vidutiniškai. Dabar mums tai pozicija ir vėjas yra palankus į mūsų. Pabandysiu dar paimituot kiškį. Čia graži vieta, matai, kalvelės ten. Tokios natūralios, gražios. Nuo saulės reikia poziciją man jau pakeisti į siekis. Bet čia to horizonto neįvertinu. Viena, dvi, 3. Medžiuose atskrenda, nutupia, pakyla, aplinkui skraido jo. O krankliais. Kiek stebėjau, va čia tose vietose pastojus, ten tupinėje maisto ieškosi. Gal turi savo valandų maitybos grafiką. Kai medžiokliai būna koks sumedžiotas žvėris, dabar kažkaip to negirdžiu, bet anksčiau, kai vyresnios kartos medžiotojai sakydavo, reikia palikti tuščią tūtelę, kad paukščiai neplėstų, nes labai greit sureaguoja, pajaučia sumedžiotą gyvūną. Ir jeigu jį palieki ten iki kol paims iš sumedžiojimo vietos, netrunka prisistatyti. Dabar matau, ten medį beržas yra šarkos sutupusios. Šiaip šarkos, sakyčiau, smalsesnės ir drąsesnės yra. O saulelė vėl išryškėjo. Noriu pastudijuoti, kas ten medžiuose tupi. Šarka. Bet stebi ne mūsų pusė.
Dvi šarkos. Viena, dvi. Ir varna kartais. Beržas, pilkoji varna, viena tupi. Viena varna. Šarka. Stebė aplinką, niekur neskuma. Nu, antra atskridusi. Medį tupi, medį, aukšta ir toli. Yra, man atrodo, 5 šarkos ant žemė. O, žiūrėk, bando leistis. O, kažkur skrenda čia į tą pusę. O, matau vieną šarką ant žemės tupi. Nu, kokia dabar situacija medžiuose. Viena tupi. Šarka varna nuskrido. Nesuprantam šarkų kalbos. Nesupranti, kad virš mūsų dabar medį tupi. Mumis apsuko šarkos. Čia pats. Sulaukėm svečių. Šarkos buvo sutūpusios virš mūsų į tas pačius medžius. Pasirodo, šarkos patirinėja aplinką, praskrenda kranklys, dar vadinamas juodvarniu, atskrenda varnos. Nežinau, ar jie tarpusavį tie paukščiai susikalba ar ne, bet panašu, kad šitoj vietoj, taip sakant, dirba grupėje. Visi jie kaip čia varniniai, tai turbūt ir kalba bendra. Volit medžioklės prekių parduotuvėje rasite garsiausių gamintojų ginklus. Optikas, termovizorius, šovinius. Ir kitus ginklų priedus sėkmingai jūsų medžiokliai. Volit, viskas vienoje vietoje. Ieškote naujo termovizoriaus? optikspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Knockpicks iš Inferiai. Išskirtinai medžiotojams sukurtas termovizinis taikiklis ACE. Optinis artinimas išlaiko aukštą termovizinę raišką su tolimačiu integruotu į objektyvą. Knockpicks. Premium linija medžiotojams iš Inferiai. Viena tupi čia virš mūsų egliai. Ten kita atsiliepia. Skrido dabar čia. Skridame. Ten viena pusė. Matai, priedanga gera, bet paukščiai net virš mūsų atsitupia. Bet jeigu atsitupia ir tupi, tai vadinasi, mes nelabai jos baidom. Jeigu būtų įtarimas, tai nesituptų, čia dabar ir šarkose varnos sutupia. Ten dabar ne viena paukščia nėra tuomet. Įdomiai. Kur jie suskrido, nežinau. Varnos tupia dažniau į aukštus medžius ir tokius, didesnius. O šarkos mėgsta visokius krūmus ir tuose neaukštuose. Krūmuose tus listus suka. Įdomiai, kad šarkos dingo visiškai. Tupėjo, taškėjo. Nei lapelis, nei varnelis. Nesulaukiam. Bet čia vienaip ar kitaip suprantinu. Aš suprantu, gal jie nutūpė, žinai, kažką matytų. Tai dabar jeigu virš mūsų tupi ir karksi, tai mūsų nemato. Tik jam kažkas, nežinau, ilgo įtarimo. Vietelė čia tai labai gera. Plačios šakos iki 2 metrų surišti. O čia tu taikliųjų šaulių tokia duona. Įsirengiai slaptavietę ir guli po pusę paros nepajudėdamas kol taikinimą.
ką mes turim medžiuose? Medžiuose neturim. Ten yra tokia medžių, žinai, eilė visą reikia pasižiūrėti. Ten anuose. Tupėjo, na. Va, atkrenta į mūsų pusę. Žodžiu, kažkiek veiksmo vyksta, bet ne ten, kur mums reikia. Nėra nei pasakų, nei pasakėčių personažų, nei lapių, nei varnų. Ar čia sutapimas, ar šarkos reaguoja į šitą sužeistą kiškę riksmą stresinį. Nes kai aš su galbynę pavilioju, tai jos pradeda čirškti. Varna. Dabar matau vieną, dvi. Jo, dvi pilkusios varnos tupi medį. Viena praskrido, dvi nutupė. Trečia atskrido. Ne, šarka. Į beržą šarka nutupė. Įdomiai sureaguota. Tupės viena, dvi, trys. Kitas. Matau viršūnės, matai. Visas 3 viršūnės. Atskrido 5, 4 tai yra. Irgi nutupė. 1, 2, 3, 4. Sudomino. Nelapiau paukščius tas garsas. Priešais pro tinklą irgi 1, 2, 3 keli. 7, 8 medžiai čia netupė. Bandėm tykoti, vėl nepavyko ir sušilom, ir sušalom. Norėčiau dar pastebėjimą dėl kovų ir varnų daroma žalos, ar ne, medžioklės ūkyje. Tai kovai, manau, kad nėra jie žalingi, gal tik konkuruoja su šernais dėl grambolių, o pilkosios varnos, tai jos yra plėšresnės, agresyvesnės, tai sunaikina ir kiaušinių dėtis, vandens paukščių. Tai netgi rekomendacijos anksčiau buvo tokios rašomos, kad ten, kur yra perintis vandens paukščiai, vandens telkiniai, labiau reikėtų medžioti pilkasias varnas, mažinant jų populiaciją ir kad būtų mažesnė žala medžiojamųjų vandens paukščių populiacijai, sunaikinant jų jauniklius ar kiaušinių dėtis. Ieškote naujo termovizoriaus? Opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Knockpix išimtiriai. Išskirtinai medžiotojams skirtas termovizorius Vista su tolimačiu integruotu į objektyvą. Aukštos raiškos, itin jautrus šiluminis vaizdas. Iki 11 valandų darbo su 2 akumuliatoriais. Knockpix. Premium linija medžiotojams išimtiriai. Volit medžioklės prekių parduotuvėje rasite garsiausių gamintojų ginklus. Optikas, termovizorius, šovinius ir kitus ginklų priedus sėkmingai jūsų medžiokliai. Volit, viskas vienoje vietoje.